Kas yra auksas? Sveiki inžinerijos mėgėjai! Mano vardas Igoris Filipe ir šiandien pakalbėsime apie metalą, kuris jau seniai traukia mūsų visuomenės dėmesį – auksą. Auksas yra geltonas, tankus ir minkštas elementas, kurio simbolis yra AU, o atominis numeris 79 mūsų periodinėje lentelėje. Ir jis buvo naudojamas kaip valiuta, papuošalai ir vertės išsaugojimo priemonė tūkstančius metų. Tai labai vertinamas metalas dėl savo unikalių fizinių ir cheminių savybių, įskaitant plastiškumą, kalumą ir atsparumą korozijai bei dėmėms. Auksas daugiausiai išgaunamas kasant ir išgaunant rudos telkinius, o jo gavyba ir perdirbimas gali būti sudėtingi tiek aplinkosaugos, tiek ekonominiu požiūriu. Dėl savo retumo auksas atliko svarbų vaidmenį žmonijos istorijoje. Tūkstančius metų tarnavo kaip mainų priemonė ir vertės išsaugojimo priemonė. Be naudojimo juvelyrikoje ir kaip standartas, auksas turi platų pritaikymą pramonėje, įskaitant elektroniką, odontologiją ir mediciną. Dėl puikaus elektrinio laidumo, nereaktyvumo ir biologinio suderinamumo. Aukso rinka yra itin dinamiška, ją veikia įvairūs ekonominiai, politiniai ir geologiniai veiksniai. Ir ji yra nuolatinių tyrimų objektas tokiose srityse kaip geologija, ekonomika ir finansai. Dabar pagalvokite apie auksą kaip apie ypatingą metalą, kuris yra retas mūsų planetoje. Dėl šio retumo jis tampa itin vertingas. Jį šimtmečius naudojo įvairios kultūros. Žmonės traukia auksas, nes jis netamsėja ir nekoroduoja, o tai reiškia, kad jis gali išlikti labai ilgai. Jis taip pat yra geras elektros laidininkas ir nereaguoja su daugeliu kitų elementų, todėl yra naudojamas elektroniniuose įrenginiuose. Kadangi auksą sunku rasti ir išgauti, jis gali būti gaminamas tik keliose vietose pasaulyje. Štai kodėl jis yra toks vertingas ir daugelio kultūrų buvo naudojamas kaip turto ir galios simbolis. Bet kur galime rasti aukso? Pagrindinis jų yra ruda, iš kurios auksas dažnai išgaunamas iš aukso rudos. Tai mineralų mišinys, kuriame yra vertingo metalo. Kai kurie iš dažniausiai aukso rudos telkiniuose randamų mineralų yra kvarcas, piritas ir chalkopiritas. Šie mineralai daugiausiai išgaunami iš požeminių kasyklų, kur aukso gyslos ir rudos telkiniai yra kasami ir apdorojami. Auksą nedideliais kiekiais galime rasti ir upėse bei upeliuose, kuris aptinkamas aluviniuose telkiniuose, susidariusiuose dėl erozijos ir auksą turinčių uolienų dūlėjimo. Tie, kurie kaip ir aš yra žaidę su elektroninė įranga ir šiek tiek rūgšties, žino, kad galima atgauti auksą. Taip pat iš elektroninių atliekų, pavyzdžiui, išmestuose kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kitų elektroninių prietaisų komponentuose. Bet patikėk manimi, tai reikalauja milžiniško darbo. Auksų telkinių galima rasti em todos os continentes. Didžiausios daugiausia auksų išgaunančios šalis yra Kinija, Australija, Rusija, Jungtinės valstijos ir Kanada. O norint išgauti auksą apskritai, procesas vyksta keliais etapais. Pirmasis – surasti, kur yra aukso ir šį etapą vadiname žvalgyba. Tai atliekama atliekant geologinius tyrimus ir gręžimo programas. Kai jis randamas, turime paruošti kasyklą jo išgavimui. Tai gali atimti kasimą, tunelių kasimą ir įrenginių skirtų rudos perdirbimui ir rafinavimui statybą. Kai kasykla įrengta, prasideda pati rudos gavyba. Aukso ruda tada išgaunama iš kasyklos naudojant tokius metodus kaip požeminė kasyba arba atviroji kasyba. Ir ši ruda yra transportuojama į kitą etapą – jos apdorojimą. Išgauta ruda yra apdorojama, kad būtų atskirtas auksas nuo kitų rudos mineralų. Tai paprastai atliekama per kelis etapus, įskaitant smulkinimą, malymą ir net cheminę ekstrakciją. Vienas iš paskutinių etapų yra aukso rafinavimas, kai jis yra išgryninamas ir rafinuojamas, kad būtų pašalintos visos priemaišos. Tai paprastai atliekama vadinamuoju lydimo procesu, kai auksas yra išlydomas, o priemaišos atskiriamos ir pašalinamos. Galiausiai auksas yra išlydomas į luitus, valcuojamas į vielas ir net į aukso lapelius. Šis auksas tada naudojamas papuošalų gamybai kaip vertės kaupimo priemonė šalyse arba pritaikomas pramonėje. Žinoma, konkretūs aukso gavybos metodai gali skirtis priklausomai nuo telkinio tipo, vietos ir ekonominių operacijos sąlygų.
Procesas taip pat gali apimti įvairių cheminių medžiagų, tokių kaip cianidas ar net gyvsidabris naudojimą. Šios cheminės medžiagos gali kelti pavojų aplinkai. Įmonės, kurios naudoja šias medžiagas savo gamybos procese, turi atsakingai jas valdyti, kad sumažintų poveikį tiek darbuotojams, tiek vietos bendruomenėms. Kitas didelis aukso privalumas yra tas, kad jis gali būti naudojamas gryna forma arba derinamas su kitomis medžiagomis, kad sudarytų lydinius. Jei nežinote, lydinys yra 2 ar daugiau elementų mišinys, kuriame bent vienas iš šių elementų turi būti metalas. Derinant auksą su kitais metalais, jos savybės gali būti pakeistos, kad jis taptų tinkamesnis tam tikroms reikmėms. Viena iš dažniausiai pasitaikančių aukso lydinių yra geltonasis auksas, kuris yra aukso, vario ir sidabro lydinys. Tai yra tradicinis auksas naudojamas papuošalams, kuris pasižymi šilta geltona spalva. Taip pat turime baltąjį auksą, kuris yra aukso, nikelio ir cinko arba paladžio lydinys, pasižymintis sidabriškai balta spalva ir dažnai naudojamas papuošalų gamyboje. Rožinis auksas yra aukso ir vario lydinys, turintis rausvai raudoną spalvą ir taip pat dažnai naudojamas papuošalų gamyboje. Žaliasis auksas arba elektronas yra aukso ir sidabro lydinys, kuris tūkstančius metų buvo naudojamas kaip mainų priemonė ir monetų gamybai. Šiuos lydinius galima pritaikyti pagal specifinius reikalavimus ir juos galima derinti su kitomis medžiagomis, kad būtų suformuoti sudėtingesni lydiniai turintys savybių. Specifinių savybių. Bet kur naudojamas auksas? Be juvelyrinių dirbinių auksas gali būti naudojamas kaip vertės išsaugojimo priemonė ir apsauga nuo ekonominio bei politinio neapibrėžtumo. Kai kuriuose vietose, pavyzdžiui Dubajuje, yra bankomatų, kuriuose žmonės gali išsimti aukso luitus. Taip yra todėl, kad tai labai paplitęs elementas visuomenėje ir jo kaina laikui bėgant mažai kinta. Auksu galima prekiauti net per fondus vertybinių popierių biržoje, tačiau tai neapsiriboja tik ekonominė sritimi. Kaip jau minėjau, auksas yra puikus elektros laidininkas ir naudojamas elektroniniuose įrenginiuose, tokiuose kaip išmanieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai ir televizoriai. Jis taip pat naudojamas odontologijoje, plombams, vainikėliams ir tiltams gaminti. Dėl savo biologinio suderinamumo ir ilgamžiškumo. Tai reiškia, kad auksas nereaguoja su mūsų organizmu kaip kiti metalai, todėl jis tampa idealiu pasirinkimu tokiai paskirčiai. Kas iš jūsų nėra matę žmogaus su auksiniu dantimi? Jis buvo naudojamas ne tik dėl estetikos, bet ir dėl savo biologinio suderinamumo. Aukso junginiai taip pat naudojami kai kuriuose medicininiuose gydymuose. Pavyzdžiui, reumatoidinio artrito ir net kai kurių vėžio rūšių gydymui. O kur mes galime naudoti auksą inžinerijoje? Elektronikos pramonėje jis plačiai naudojamas gaminant elektroninius įrenginius dėl savo didelio laidumo, atsparumo korozijai ir gebėjimo sudaryti stabilius bei labai laidžius kontaktus. Jis taip pat naudojamas aviacijos ir kosmoso pramonėje dėl savo didelio atsparumo korozijai ir gebėjimo atspindėti infraraudonąją spinduliuotę. Mūsų palydovai naudoja auksą tiek apsaugai nuo radiacijos, tiek jautriems elektroniniams komponentams. Įdomus panaudojimas yra kaip katalizatorius. Daugybėje cheminių reakcijų, nes gali jas palengvinti pats, nes naudojamas procese. Tai daro jį svarbia medžiaga, naudojama įvairiuose pramonės procesuose, įskaitant trąšų, plastikų ir degalų gamybą. Jis gali būti naudojamas net stiklo gamyboje, kur naudojamas stiklo atspalviui pakeisti. Pavyzdžiui, raudonam, geltonam ar net žaliam. Bet kyla klausimas, kodėl jis toks brangus? Pirmoji priežastis be abejo jo retumas. Auksas yra palyginti retas elementas, o norint jį išgauti iš žemės plutos, reikia didelio masto kasybos. Ribota aukso pasiūla kartu su didėjančia paklausa lemia jo didelę kainą. Jo kasybos kaštai taip pat yra gana dideli. Aukso išgavimas iš žemės reikalauja brangios įrangos, operacijų ir kasybos procesų. Ir žinoma, šios išlaidos yra perkeliamos vartotojui aukštesnių aukso kainų pavidalų. Aukso rafinavimas taip pat reikalauja specializuotos įrangos ir cheminių medžiagų, kaip jau minėjau apie gyvsidabrį. Ir šios išlaidos taip pat prisideda prie bendros aukso kainos. Kadangi tai yra retas, brangus ir daug išteklių reikalaujantis išgauti metalas, negalima pamiršti transportavimo ir saugumo išlaidų. Aukso transportavimas ir saugojimas reikalauja apsaugos sistemų ir specializuotų komandų, kad būtų apsisaugota nuo vagystės ar praradimo. Ir žinoma, šios išlaidos atsispindi aukso kainoje.
Pačios kasybos įmonės turi itin sustiprintą apsaugą. Ir žinoma, garsusis pasiūlos ir paklausos dėsnis. Kai yra didelė aukso paklausa ir ribota pasiūla, tai galiausiai pakelia kainas. Tai yra žavus elementas, kuris daugeliu žmonių kelia norą ir suteikia statusą. Ir tikrai dar tūkstančius metų kels šį norą. O ar žinojote visą tai apie auksą? Norėtumėte paaukoti aukso šiam kanalui? O galbūt jau žinote apie milžinišką asteroidą, sudarytą iš aukso, kuris skrieja mūsų galaktikoje ir kurį kosmoso agentūros labai nori gauti į savo rankas? Palikite komentarą čia, noriu sužinoti. Aš paliksiu 2 vaizdo įrašus čia šone, kurie jums taip pat gali patikti, todėl būtinai spustelėkite vieną iš jų ir pažiūrėkite. Dabar yra metas paspausti patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti vaizdo įrašus savo socialiniuose tinkluose. Štai taip, mano draugai, siunčiu didelį apkabinimą ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.